Sveiki, aš esu Fabiola Molina, neinvazinės neuromoduliacijos NESA fizioterapeutė ir ekspertė. Pristatysiu toliau pateiktą atvejį, remdamasi savo klinikinę patirtimį. Šiuo atveju pacientė yra 38 metų amžiaus moteris. Būnant 14 metų jai buvo diagnozuotas generalizuotas nerimas. Be to jo situacija darbe labai įtempta, todėl jis susiduria su miego sutrikimais. Taip pat jaučia, kad dėl nerimo blogėja jos gyvenimo kokybė. Pradėjome gydymą pirmą programą trukusią pusvalandį. Tęsime su 7 ir 8 programa centralizuotai ties C6 ir C7. Pradedant nuo pacientės kontaktų su terapija, kad iš pradžių apsiprastų. Seansams įsibėgėjus pradėjome taikyti antrą programą, kuri veikia klajoklinio nervo ventralinę sritį, o 7 programa veikia C6 ir C7 centriniu lygiu. Nuo 3 ir 4 seanso pradėjome taikyti gydymą ties krūtinkaulio rankena, naudodami 15 minučių antrą programą ir 45 minučių 7 programą. Tokiu būdu seansų metu reguliavome vagalinį toną. Ir galėjome patikrinti, ar ši moduliacija sutampa su pacientės simptomų ir savijautos pagerėjimu. Pacientė pradėjo geriau miegoti, o per 15 seansų pastebėjome didelį pagerėjimą, ne tik pagal tai, ką mums pasakojo pacientė, bet ir atlikus Pittsburgo testą, kuriuo matuojama miego kokybė, ir pagal GAT7, kuriuo matuojamas žmogaus nerimas. Ši pacientė pirmą savaitę atvyko 4 seansams, antrą savaitę atvyko 3 seansams, trečią savaitę jie atvyko 2 seansams, o vėliau atvykdavo kartą per savaitę. Šiuo metu tam, kad būtų palaikoma pacientės būklė, jie atvyksta į seansus 2 kartus per mėnesį, tam, kad galėtų susidoroti su veiksniu, kuris pablogino jos būklę, tai yra nerimu, kuri patiria darbe. Pacientės būklė gerėjanti taip pat pakeitė savo gyvenimo būdą, pradėjo daugiau sportuoti. Mes jai pristatėme keletą priemonių, kurios padės užkirsti kelią blogai savijautai.